Iki. Tai, žodžiu, keletas tokių pagrindinių pastebėjimų. Tikrai fainai viskas atrodo, wow. Tai va, jeigu jau einant į pastabas, tai reikia pasižiūrėti dėl keliuko užsukimo, nes kai buvo pačioj pirmam koncepte padarę, jog šičia iki galo tas dar padarimas, kad davažiuot gali, kad mašiną atbuliniu atvažiavai, apsisukai ir išvažiavai. Nežinau, gal čia šitos erdvės jau ir užtenka, čia mašinai apsisukt. Nes mintis, nu vis tiek mes turim kažkur gebėti ir galėti apsisukti. Tai vad klausimas, ar nereikia čia to dar kantelio padaryti į šitą pusę ir taip toliau. Taip pat siūlėte iš pat pradžių tik skroblo palikti ties vietą, kur tikriausiai reikėtų. Tai čia nežinau, bet čia gal su Monika ir žinot. Pamastom, kaip geriau nepjausti plytelių. Čia mintis yra tai, kad jas nešvelnes daryti nupjaustytas, o kaip tik tokį palikti gal kampuotą įvažiavimą, kampuotišką, taip toliau naujovišką. Tai čia tiesiog 50-50. Nežinom, pagalvokit, bet gal būtų ir kartu kaip ir unikalesnis sprendimas ir kartu gal net ir pigesnis. Tai mums visai tas nepjaustimas visai patinka ir visai įdomi mintis. Taip, tada toliau. Taip, tai su Monikos čia pastabomis tiek. Dabar tai iš mano pusės aš gal norėčiau pamatyti vizulkę, kai čia tas namas dadėtas. Esmė yra tokia, kad, nu, tas namas šlikštus ir jis eina iki čia pat. Pagal tą vizualizaciją man toks vaizdas, kad va šitoje erdvėje trūksta įdėto pačio baisiausio namo. Ir man vat vizulkėmis ir jis, matot, taukštas. Tai vat šitos zonos, čia kur ta vištidė, ir norėtųsi pamatyti, kaip jinai vizualiai atrodytų su šitų gargazų. Suprantu, kad čia eina medžiai, taip toliau jį bandom dengti ir čia daugiausia tos dangos, žinai. Bet būtų visai faina įdėti jį čia ir pabandyti tų porą vizulkių pageneruoti, kad pamatyti. Nežinau, argi manoma vizulkėmis padaryti kažkokį juodą, nes jisai grinai juodas, tai gal išeitų, nes va dabar pasižiūri va į šitą momentą, tai jis atrodo taip fainai, taip gražiai, bet čia realiai reikėtų uždėti gale ir aš ką noriu pasižiūrėti ir pamatyti, mano tikslas, ar nebus čia suspausta ir kraudė. Tai šitą poziciją specialiai, nes čia praktiškai dviaukštis namas, čia su tais medžiais lyg, va, eina vien siena, juoda siena. Nu tai pasigalvoti, pavadinkim, va šitos vietos tą tokį momentą. Nu tai tiek, šiaip tai bendrai tai labai patiko, labai nustebom, apsidžiaugiam, fainas vizulkės, gražu, viskas kaip ir super, smagu, kad iškart jau turim kur pirkti. Tada dar toks momentas, va. Nežinau čia kiek dabar aktualu, bet vat šitas momentas ir šičia. Nu tai čia iki to mūsų, pavadinkim, iki durų, tai jo plytelės turi eiti, bet paskui mes norėtumėm, kad būtų ar akmenukai ir tada tiesiog plyta uždėta. Plytas. Kai būna, va, su tokiais tarpais, tai mums va, su šitais tarpais labai patinka, mes aišku norėtumėm iš viso už namo šiauriniai daly, čia iki čia, gal biškai iki durų mažas, va tik tais palei sieną takelis, o toliau visur nereikia jokių tų plytkų, dengti tik tais akmenukais arba ir va tokį tą takelį daryti su dideliais tarpais. Tobulo atveju būtų žolė, žinai, va tam tarpelyje, bet su žole yra turbūt reikia prižiūrėti. Tai va čia toks gaunasi, aš suprantu, gal čia betonas, nes nereikėtų prižiūrėti, bet mes ir šičia namo kampe turim, kuris yra ten tokia kaip ir žalėja zona labiau ir panašiai. Tai čia tų trinkelių kaip ir nereikia. Toliau viskas super ir dabar dar priekyje. Mes turim čia močiutę ir močiutės sesė atvažiuoja ir visą laiką savo tokią mašinytę stato ir čia pasitarimai dabar ir mes bijom, kad jeigu mes padarysim čia viską vien plytelėmis, tai va šitoj vietoj mes tą močiutės sesę čia jį ir statys. Jau dabar jinai čia stato, nevažiuoja į savo kiemą, jinai čia pas mus stato, tai jeigu mes paliksim taip, tai jinai taip ir statys čia.
Tai vat nežinom, dar yra mintis gal vėlgi pataupant, kad nereikėtų gal daryti, gal galima čia daryti ploniau, o tenais tuos galus užpilti tik tais akmenukais ir kad nereikėtų pagrindo daryti ir panašiai ir taip toliau. Tai va, tai tokių momentų kažkiek galima išsipiginti, nu, norėtumėm pasipiginti, nes nu vis tiek šitos trinkelės tikrai kainuos. Tai gal galit pasiūlyti kažką vat, į tą pusę. Bendraja prasme, kaip kur kažkiek gal nepraradus per daug grožio elementų, ne, kur galėtumėm pataupyti, kažkokius sprendinius padaryti, kurie būtų praktiškai taip pat gražiai 28 taisyklė, ne, 20% kainos, 80% grožio. Tai va tokių pasiūlymų būtų super vieno kitą sulaukti, gal įmanoma. Nu, gal ir nėra, bet o gal ir yra kažkas.